Labas rytas, su jumis Rytų ryto kultūra. Kiekvienas rytas – kultūros rytas. Šiandien mūsų kultūros laidos centre Arirang – tradicinė korėjietiška daina. Arirang atsiradimas nėra tikslus, tačiau galimai kilo iš folkloro darbo dainų. Šios dainos reikšmė korėjiečiam ypač sustiprėjo Japonijos okupacijos metais. Tuo metu Arirang tapo svarbiu korėjietiškos tapatybės ir išsaugojimo įrankiu ir vieningumo palaikytoju. Daina pasikeičia iš lyriškos į karingą ir simbolizuojančią pasipriešinimą, todėl buvo nesunkiai pritaikoma skirtingais Korėjos istorijos etapais. Daugiau apie Arirang istoriją papasakos reporterė Darija. Arirang labiau ne daina, o muzikinis skeletas, kadangi lyriška daina dainuojama daugiau nei 600 metų ir dabartinėje Šiaurės ir Pietų Korėjoje atkurta maždaug 60 Arirang versijų. Vienos garsiausių versijų yra Bonjo, Chongsong, Jindo ir Miryang. Oficiali ir standartinė versija yra vadinama Bonjo Arirang arba Seulo Arirang. Pirmoji šios dainos versija buvo sukurta ir išleista 1926 metais filmo dėka. Chongsong versijos gimtinė Gangwono provincija. Daina apima visus gyvenimo aspektus – gyvenimą ir mirtį, meilę ir išsiskyrimą, taip pat tvirtumą ir atkaklumą. Tradicinė daina apima aukštas ir žemas natas su užsitęsusia ir monotoniška melodija. Jindo Arirang yra Jeolla provincijos Arirang atstovas. Iš visų Arirang versijų Jindo Arirang yra ypač unikalus dėl savo santykinės izoliacijos nuo kitų Arirang versijų, pradedant melancholišką melodiją ir graudžiu tekstu. Miryang Arirang tema – legendinė jaunos merginos Arang istorija. Vieną naktį žiūrėdama į pilnatį, Arang yra nužudoma jai meiliai prisipažinusio jaunuolio. Po daugelio metų jos dvasia pasirodė ir prašė teisingumo dėl jos nelaimingos mirties. Todėl vietinės moterys pradėjo dainuoti šią dainą Arang atminimui. Korėjiečių gyvenimas visada buvo sunkus, ypač kalnuotose vietose, skurdas, sunkus darbas ir staigus politiniai pokyčiai kartu sukūrė tai, ką korėjiečiai vadina Ehwan, o tai reiškia liūdesį ir džiaugsmą. Korėja yra kraštas, kuriame vyrauja įspūdingos kalnų grandinės, kai kurios iš jų yra nepraeinamos, izoliuojančios provincijų kaimus ir miestus vienas nuo kito. Arirangogė reiškia Arirango kalnų perėja. Visose Arirang dainose skamba Arirangogė. Kopimas per sudėtingą kalnų perėją simbolizuoja skausmingus gyvenimo pokyčius. Arirango kalnų perėja padarė visapusišką įtaką šiai liaudies muzikos tradicijai ir suteikė jai pavadinimą. Dabar Arirang svarbos ir aktualumo klausimus aptarsime su folkloro eksperte Ula. Sveiki, Ula. Pasakykite, kuo svarbus Arirang korėjiečiams? Arirang galima vadinti neoficialiu Korėjos himnu. Dainos žodžiai lengvai pritaikomi įvairioms situacijoms ir interpretacijoms, todėl nepasidavė cenzūrai Japonijos okupacijos metu. Japonams ši daina net patiko, kurtos skirtingos japoniškos versijos adaptuotos jų problemoms apdainuoti. Visiems korėjiečiams lengvai įsiminus melodiją bei žodžius, Arirang tapo tautos vienytoju ir Korėjos karo metais ir iki šių dienų. O kokia Arirang situacija šiomis dienomis? Korėjiečių liaudies daina Arirang buvo įtraukta į UNESCO nematerialaus žmonijos kultūros paveldo sąrašą 2012 metais. Tarptautinė organizacija labai vertino tai, kad liaudies daina buvo perduodama ir nuolat atkuriama iš kartos į kartą įvairiose bendruomenėse.
Įtraukdami dainą įvairias žiniasklaidos priemones kaip K-pop, televizijoje, serialuose ir filmuose, kurie gali pabrėžti Korėjos kultūrinį turtingumą ir istoriją, susijančio laikinę pramogų industriją su tradicinėmis šalies šaknimis. Taip pat išleidžiamos įvairios Arirang pop muzikos versijos remiksai. Arirang dažnai tampa ir vienu iš Korėjos unifikacijos simbolių, bandami rengti koncertai, akcijos, kurių metu atlikėjai Šiaurės ir Pietų Korėjoje dainuotų šią dainą kartu. Tokį turtingą Korėjos tapatybės išsaugojimo aspektą jums norėjom pristatyti šiandien. Ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvo Rytų ryto kultūra.